Balbieriškio seniūnijoje Žiūronių kaime esančioje sodyboje Alfonsas Vitkauskas laiko 2 karves. Nors vyras pats veterinarijos akademijoje moko melžti karves, jo gyvulius jau ne 1 metus prižiūri sugyventinė. Gera mukutė mano, mano senoji. Vyras prisipažįsta, iš pradžių ieškojęs pagalbininkės, o vėliau su padėti pasiryžusią Genovaitę susidraugavę ir pradėję vesti bendrą ūkį. Tada apie darbo sutarčių sudarimą net negalvoja. Nieko blogo mes čia nedarom. Štai pavyzdžiui gaunu savo pinigus, man nieko čia blogo aš nedarau, kad tada ūkį pasižiūriu. Ir susidraugavom su Alfonsu, taip ir pasilikusi. Laisvas žmogus ir buvo, neužkrautas kokiais darbais. Aš tai sakau taip, laisvas žmogus, kaip matote. Ateina, atsikelia, pamelžia karvę, sėdam, pavalgom, pasirūpinam viskuo, toks ir gyvenimas. Tačiau panašu, jog darbo inspekcija 2 žmonių bendravime įžvelgia ne meilės, o darbo santykius. Karvės melžiančios ir pinigus už parduotą pieną kaip neva atlygį už darbą pasiimančios sugyventinės nelegalių darbdavių tapusiam vyrui paskirta 3000 litų piniginė bauda. Darbo inspektoriai sodyboje apsilankė praėjusių metų žiemą. Už tai, kad susigyventinė dėl karvių melžimo nebuvo pasirašęs darbo sutarties nubaustas vyras spėja, jog juos galėjo iškviesti nepatenkinti kaimynai, dėl kurių pardavinėjimo pilstuko jau anksčiau buvo kilę tarpusavio konfliktų. Žinau, kam te užmyniau ant skaudaus mazolio, kad šiandien nori uždusinti, vežti, nuodinti tautą. Man tai buvo gaila. Artimiausia kaimynai aiškino darbo inspekcijai neskambinę, tačiau pripažįsta, jog tarpusavio konfliktų yra buvę. Jis toksai draudžia tiem kaimynam, šitiem žmonėm, kur gyvena, draudžia su visais kaimynais bendrauti. Mes tai su visais bendraunam, aš nežinau, o čia uždrausta vienu žodžiu ir su nieko negali. Pradėjus ieškoti teisybės po 1,5 metų trukusių bylinėjimusi, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nelegalių sugyventinės įdarbinimo apkaltintą vyrą išteisino. Teismo atstovai prasitarė, jog darbo inspekcija perlenkė lazdą ir sako, jog jei iš pat pradžių būtų tiksliai išaiškinti žmonių santykiai, byla greičiausiai net nebūtų pasiekusi teismų. Nenustatyta, kad vis dėlto pakanka įtikinamų duomenų spręsti, jog buvo šiuo atveju nelegalaus darbo požymiai. Nes byloje buvo duomenų apie tai, kad moteris, kuri neva dirbo nelegaliai, yra sugyventinė, buvo tokia pozicija užimta ir be to vėlgi buvo paaiškinimai žmonių, jog nebuvo jokio nurodymo, sakykime, dirbti tą darbą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas patenkinęs ūkio savininko skundą ir nutraukęs darbo inspektorių iškeltą bylą yra galutinis ir neskundžiamas. Reporterė Kristina Karlonė, Balbieriškio seniūnija, Žiūronys.